2015 metais unikalus Lietuvos urbanistinis, inžinerinis, istorinis paveldo objektas Kauno Dariaus ir Girėno aerodromas minės 100 metų jubiliejų. Ši vieta yra mūsų nacionalinės aviacijos lopšys. O kaip paveldo objektas, aerodromas įdomus ir svarbus ne tik Lietuvai. Vokiečių pradėta statyti 1914-15 metais aerodromas, tai tuo metu aviacijos aušra buvo apskritai pasaulyje. Čia pirmo pasaulinio karo metu buvo 425 Vokietijos eskadrilė. Dislokuota jinai aktyviai dalyvavo kario mūšiuose. Lietuvai tapus nepriklausoma pradėjo kurtis Lietuvos aviacija. Aviatoriai buvo sukurta visa ir išbandyta pirmą kartą išbandyta ore visa eilė lėktuvų, tiek Dobi, tiek Anbo, tiek pirmasis šuolis parašiutu čia yra įvykęs tuo metu, kas buvo padaryta, tai pasaulinio lygio, kas vystėsi ar tiek Prancūzijoje, ar Amerikoje, tai mes nieko nesilikinėjom. Lietuviai buvo pionieriai, pirmapradininkai, pirmi žmonės, kurie tikrai koja kojon žengė su lyderiaujančioms pasaulio valstybės aviacijoje. Tai taip, kad manyčiau, kad tikrai čia ne tik Lietuvai, tai viso pasaulio garbės reikalas būtų, kad ir tas kultūros paveldo objektas toks būtų ir egzistuotų ir būtų puoselėjamas ir būtinai naudojamas. Karo aviacijos kūrimosis būtent vyko šiame aerodrome ir 1919 metais sausio 30 dieną įkurtas aviacijos būrys, kuris būtent šiame aerodrome pradėjo kurtis. Kūrimosi laikotarpis dar susijęs buvo su kaizerinės vokiečių kariuomenės egzistavimu šiame aerodrome, bet pirmiausiai Lietuvos karo aviacijai buvo perduotas nenaudojamas dirižablio angaras. Dirižablio angaras didžiulis statinys 240 metrų ilgio, 50 metrų pločio, 40 metrų aukščio ir jame buvo įkurtas aviacijos parkas. Regis kokia aviacija, kai pradedi nuo vieno lėktuvo ir to paties trofėjinio, atitekusi prie Jiezno vykusiuose kovose su bolševikais. Kai nėra nei vieno žmogaus, galinčio sėsti už šturvalo, nei vieno specialisto, pajėgiančio sutvarkyti gedimus. Tačiau įvykiai tada vystėsi tokiais tempais, kad netrukus pirmųjų parengtų Lietuvos lakūnų jau laukė kovos krikštas. Reikėjo apginti jauną krašto nepriklausomybę. 1919 metais vasario 27 dieną Lietuvos karo aviacija pirko naujus lėktuvus LVG-C6, kurie buvo pagaminti 18 metais, yra vieni naujausių lėktuvų ir jie būtent buvo atgabenti į šį aerodromą, į aviacijos parką geležinkelio ir jau kovo 1 dieną buvo surinkti 4 lėktuvai ir jie atliko žvalgomosios skrydžius, bandomosios skrydžius, žvalgant Vilniaus kraštą, kadangi iš ten ten veikia Raudonosios armijos kariuomenė ir dėl to prasidėjo koviniai skrydžiai į frontą, panaudojant Lietuvos karo aviacijos žvalgus, tai yra šturmanus, navigatorius ir samdytos vokiečių pilotus. 20 metais kovos su Lenkija. Būtent iš šio aerodromo eskadrilės lėktuvų kilo į kovinius veiksmus prie Varėnos ir Vilniaus krašte. Daugelis lakūnų baigė Lietuvos karo aviacijos lakūnų mokyklą. Vėliau eilę metų, nuo 1922 metų, Kauno aerodromas buvo ir kaip tarptautinis aerodromas. Ir su juo irgi susiję gana daug labai įvykių ir pavojingų įvykių, ir avarinių atvejų. Ir tai paskatino aerodromą vystytis, jį tobulinti. Ir 1922 metais buvo pasiūlytas, kaip reikia aerodromą tobulinti, kad jis atitiktų tarptautiniams skrydžiam. Ir tuo pačiu atitiktų ir karo aviacijai. Kadangi karo aviacijai kūrėsi, pagal planą buvo suformuotos jau 4 eskadrilės, tai buvo priimtas sprendimas, kad aerodromą reikia plėsti ir pastatyti vietoj dirižablio angarą kaip didžiulį statinį ir sunkiai eksploatuojamą jį nugriauti, pastatyti 2 gelžbetoniniai angarai naikintuvų eskadrilėms dviems žvalgybos eskadrilėms ir pastatyta fotolaboratorija. Ir tuo pačiu metu tenai šiaurinėje pusėje vystyti civilinės aviacijos rajoną ir civilinė aviacijai, tai besikūrinčiai įkurtam Lietuvos aeroklubui buvo pastatytas 400 kvadratinių metrų
tokios pats konstrukcijos kaip ir šitai angarai, Temto gelžbetonio angaras, kuris yra ir dabar išlikęs prie Dariaus ir Girėno gatvės. Būtent šiame aerodrome minios lietuvių 1933 metais laukė grįžtant transatlantinių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno. Tačiau tai, pasak dabartinio jo vadovo Eugenijaus Raubicko, tik vienas epizodas iš turtingos aerodromo istorijos. Viskas baigėsi tragiškai ir šitų transatlantiniai lakūnai tik tai buvo sutikti Karstuose ir 1933 metais prie aerostoties, pernešant karstus per tą mūsų vadinamą prezidentinį tiltelį, Liepos 19 dieną gatvė Linksmoji buvo pavadinta Dariaus ir Girėno vardu. 1935 metais šiame aerodrome buvo iškilmingai sutiktas Atlantą perskridęs amerikiečių kilmės lietuvis lakūnas Feliksas Vaitkus. Po metų čia susikūrė Lietuvos Šaulių sąjungos aviacija, kuriai pirmąjį lėktuvą padovanojo Amerikos lietuviai. 1938-aisiais šiame aerodrome prasidėjo ir komerciniai Lietuvos aviacijos skrydžiai. Paskutinė tarpukario Lietuvoje aviacijos šventė taip pat vyko Dariaus ir Girėno aerodrome 1940 metais. Mūsų dienomis Dariaus ir Girėno aerodromas gyvena pilnakraujį gyvenimą. Šiame aerodrome šiuo metu yra įsikūrę virš 22 aviacinių organizacijų, kurio naudojasi aerodromo paslaugomis. Tai yra ir mokymo organizacijos, kurios moko pilotus mėgėjus, ir taip pat yra tarptautinės aviacinės organizacijos, kurios moko ir komercinės aviacijos pilotus. Tai viena iš tokių didžiausių aviacinių mokomųjų organizacijų yra Baltijos aviacijos akademija. Baltijos aviacijos akademija yra tarptautinė skraidimo mokykla, jinai ruošia anglų kalba įvairių tautų lakūnus. Be šių mokyklų veikia įvairių aeroklubo skraidimo mokyklos, tai yra ir ultralengvųjų skraidimo, ir lengvųjų lėktuvo. Ir dar vienas įdomi mokykla, tai yra Aircraft Support and Training centras, tai kuris ruošia pilotus, sraigtasparnių pilotus su mokomojo sraigtasparniu Kabri. Šis aerodromas laimėjo konkursą, kad būtų vykdomos tarptautinės varžybos parasparnio laisvojo skridimo, ir 16 metais šiame aerodrome vyks tarptautinės Europos laisvųjų parasparnio čempionatas. Koks Lietuvai iki šiol svarbus šis aerodromas, rodo ir jo neaplenkintis reikšmingiausi pastarojo metų valstybės įvykiai. Iš Užsienio reikalų ministerijos gauname notą, kad šiame aerodrome turi nusileisti Jungtinių Amerikos valstijos sraigtasparniai ir prašoma aprūpinti kaip bendrosios aviacijos aerodrome. Ir taip, sakykime, mes spalio pradžioje turėjome keletą dienų, intensyvių dienų, kada atskrisdavo ir Jungtinių Amerikos valstijų AH-64 Apačiai sraigtasparniai ir transporto sraigtasparniai Chinook ir bendrosios ir universalios paskirties sraigtasparniai Black Hawk. Taip kad labai daugeliu buvo įdomu, kodėl būtent čia leidžiasi. O dar turbūt irgi, kadangi atvežėme eurai, euro apsauga irgi būtent mūsų aerodrome buvo panaudota ir vidaus reikalų ministerijos sraigtasparniai, kurie užtikrina apsaugą, kad eurai iš tarptautinio Karmėlavos oro uosto sėkmingai pasiektų bankus Kauno mieste. Sovietinė okupacija vis dėlto neištrynė istorinės atminties apie tai, kas buvo Lietuvos valstybei Dariaus ir Girėno aerodromas. Nuskambės neįtikėtinai, tačiau po 2 nepriklausomybės dešimtmečių atsiranda žmonių, kuriems visa tai tik tušti žodžiai.
Jų rankos tiesiasi į šią vietą, nepaisant to, kad aerodromas įstatymų saugomas valstybės ir yra tarp jai strategiškai svarbių objektų. Šių žmonių strategija paprasta – suskaidyti aerodromą dalimis, užstatyti ir pasipelnyti. O istoriniai atminčiai, jei jau taip kažkam jos reikia, užteks lentelė su įrašu, kad čia kažkada buvo Dariaus ir Girėno aerodromas. Yra tokie bandymai po truputį įsiskverbti ir tą teritoriją skaidyti, karpyti, mažinti, kad jums nereikia, kad jūs nesusitvarkot. Kaltinimai pasigirsta direktoriui, kad jūs labai prastai dirbat. Taip prastai dirba, kad 35 000 skrydžių aptarnavo šiais metais ir jau eina link tos ribos, kai jau negalės daugiau aptarnauti, nes jau pats aerodromas negalės, jisai daugiau, techniškai, su savo dydžiu daugiau priimti lėktuvų. Keli žmonės, direktorius Raubickas, dar Gražina, kiti entuziastai, taip žmonės, keletą žmonių, taip, kiek jie gali, tiek jie tvarkosi. Ir, tai fantastika, kad ir tokį rezultatą parodo. Be abejo, čia reikėtų kažkaip ir valstybinio požiūrio. Kitas dalykas, tikrai nekenkia kultūros paveldo objektų statusas, protingai darant netgi padeda, nes tai galime europinės lėšas pritraukti, tai svarba visą, pabrėžiant visą aviacijai. Tai tik didžiulis privalumas. Jeigu, aišku, darai sąžiningai ir su protu, bet jeigu tau visai kitas tikslas, jeigu tu nori ten suskaidyti, supjaustyti, kažkaip sumažinti tą teritoriją, be abejo, tada kultūros paveldo objektų statusas trukdo. Situacija, kuomet į vertingą paveldo objektą vis bandoma pasikėsinti pasitelkiant įvairius politikus, gerai žinoma Seimo nariui Rytui Kupčinskui. Tos problemos kyla todėl, kad tas Dariaus ir Girėno aerodromas praktiškai jisai jau dabar yra pagal visą miesto plėtrą, atsižvelgiant į ilgametę, netoli miesto centro. Ir be abejo, dar vienas dalykas, kad toje vietoje, kuri yra Dariaus ir Girėno aerodromas, vis dėlto žemės kaina yra pakankamai didelė. Seimo narių įsitikinimu, aerodromą būtina išsaugoti ne tik kaip unikalų paveldo objektą ir mūsų aviacinių pergalių liudininką, bet pirmiausia kaip vietą, kuri yra gyva, veikianti bei tarnaujanti įvairiausioms mūsų pačių šiandienos reikmėms. Kaunas yra, pačiame Lietuvos centre, labai patogu pasiekti bet kurią vietą, kuriai reikalinga pagalba ir kuriam naudojami sraigtasparniai panašiai. Tai čia dabar kaip tik ir statomas angaras ir pagalbinės patalpos paieškos gelbėjimo tarnybai. Aerodromo reikšmė dar ir ta prasme didelė, kad čia vis tik tai Kaunas yra ir medicinos ir sveikatos apsaugos centras Lietuvoje. Visai nesenai čia buvo pradėta statyti ir netrukus pradėjo eksploatuoti priėmimo skyrius Kauno universitetinėse klinikose, labai didelis, kur praktiškai jie iš ligoniai su sudėtingomis lygomis sergantys ir bus gabenami ir sraigtasparniais, ten numatyta ir sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. O tai aišku, sraigtasparniai ten prie klinikų tai tikrai nestovės, nesibazuosis, jie galėtų sanitarinės aviacijos sraigtasparniai bazuotis Dariaus ir Girėno aerodrome. Ir dar paskutinis, turbūt visai nesenai priimtas įstatymas dėl strateginę reikšmę turinčių įmonių ir objektų reikšmės valstybės saugumui. Jo labiau, kad tos grėsmės nemažėja ir puikiai žino dėl Rusijos atitinkamų veiksmų Ukrainoje, tiksliau agresijos. Ir vis dėlto ir mes irgi turim būti pakankamai budrus ir atitinkamai pasiruošę.